Statistikai, kurią minėsime šį kartą, sportininkai neįdomus. Nei tie, kurie bėgioja, nei kurie daug vaikšto ar mina dviratį. Tai statistikai rūpime mes. Visi tie, perdien prie kompiuterių, prie vairo, už prekystalių, o vakare nesuklysime, ant sofos prie televizoriaus, tiesa. Kas trečia moteris ir kas šeštas vyras. Tokiais skaičiais matuojamas mūsų nejudrumas. Tinstančios, skaudančios, ligų apniktos kojas. Maždaug 90% visų kojų tinimo priežasčių sudaro venų lygos. Tai yra giliųjų venų sistemos ar paviršinių venų sistemos lygos, kurių esmė yra tų venų vožtų nepakankamumas. Kada dalis veninio kraujo vietoj to, kad ištekėtų iš kojos, atidavus deguonį ir maisto medžiagas ir ištekėtų iš kojos, lieka apatinėse galūnėse, kojose, apatinėse jų dalyse, nesugeba ištekėti dėl venų patologijos ir kojos pradeda tinti. Labai svarbu yra judėjimas, kadangi kai mes judam, blaužos raumenys dirba, spaudžia venas ir veninis kraujas teka, išteka iš kojos. Kuo žmogus mažiau juda, kuo jis turi didesnį antsvorį, vartoja, sakykime, daug hormoninių preparatų ar kitų, sakykime, tokių toksiškesnių preparatų, tuo veniniai sistemai krūvis padidėja ir gali įsivystyti venų nepakankamumas, kuris gali pasireikšti venų tinimų, kojų skausmų, blauzdų sutinimų, paraudimų, karščių kojose, įvairiais jutimais nemaloniais kojose, diskomfortų. Iš pradžių tie požymiai įkyrūs nebūna. Kartais kojas kiek pamaudžia vakare, ypač karštą vasarą,